Sveiki visi. Turiu keistą misiją jums visiems įrodyti ir galbūt šiek tiek nuvilti, kad nuo IT, kad ir kaip įkvėpiančiai jums galėjo pasirodyti robotukai, kai kuriems iš jūsų šita kryptis neatrodo patraukli ir jūs neplanuojate ją veltis jokių būdų ir nenoriu aš nieko su ją nieko bendro turėti ir bandysiu aš pasislėpti. Tai yra du dalykai. Vienas, jums tai nepavyks, antras, tai jums visiškai neapsimoka. Informacinės technologijos pasaulyje yra sudrebinusios negrįžtamai. Štai didžiausia taksi kompanija Uber neturi nei vieno taksi automobilio. Didžiausia patalpų nuomos ir būsto nuomos platforma Airbnb nevaldo nei vieno nekilnojamo turto objekto. Didžiausia telefonijos kompanija Skype neturi jokio kabelio ar infrastruktūros, kad užtikrinti savo paslaugas. Mūsų labai mėgstamas Facebook yra didžiausias turinio valdytojas pasaulyje, tačiau pats nekuria iš vis jokio turinio. Visą turinį sukūrėme mes. Netflix yra didžiausia pasaulyje filmų ir serialų vaizdavimo, rodymo platforma, kuri neturi nei vieno kino teatro ar televizijos kanalo, o Tesla automobilius šiai dienai kuria IT specialistai. Akivaizdu, kad šiandien pasaulis yra itin stipriai veikiamas IT skverbties visas gyvenimo sritis. Ir tai reikalaus mūsų visų įgūdžių, kad mes ateityje galėtume su tuo pasauliu perskverbtų IT tvarkytis ir progresuoti toliau. Šią tendenciją galima paaiškinti šešiais mūsų ateitį formuojančiais faktoriais. Pirma, tai yra ilgaamžiškumas. Visi mes gyvensime gerokai ilgiau nei mūsų seneliai ir greičiausiai nei mūsų tėvai. Tai sąlygoja, kad mes per savo gyvenimą turėsime daugiau nei vieną karjerą ir kad mes visą gyvenimą greičiausiai turėsime mokytis, kad ir kaip tai kartais atrodytų liūdna, bet pabaigus universitetą, pabaigus mokyklą, mokslai toli gražu nesibaigs. Antras, išmaniųjų įrenginių ir sistemų plėtra. Tai yra, kad šiai dienai mes vis labiau esame apsupti įvairių technologinių sprendimų, įrenginių, kurie padeda mums gyventi, leidžia mums efektyviau priimti sprendimus, tačiau tuo pačiu užima ir kai kur mūsų vietą, kur priverčia mus susigalvoti, tai dabar kuo aš būsiu naudingas, jeigu dabar mano vietą užėmė koks tai robotas. Ir įgūdžių, kurių tai reikalaus iš mūsų, yra kaip išmokti su tom technologijom bendradarbiauti, kaip jas kurti ir plėtoti ir tuo pačiu mums iš jų gauti kažkokią naudą. Trečia, apskaičiuojamas pasaulis. Pradedant nuo jūsų telefonų, baigiant įvairiausiom kamerom, satelitais ir taip toliau, jie visi tie prietaisai kaupia duomenis ir juos kažkur siunčia, iš jų yra surenkami didžiulės duombazės ir gaminamos, kaip sakant, naujos tendencijos aiškinamos, naujos tiesos įrodomos ir taip toliau. Tad apskaičiuojamas pasaulis ir norint iš to išgauti didžiausią naudą, mus privers įgyti įgūdžių, kad galėtumėm analizuoti visą tą informaciją. Nauja medijų ekologija. Šiai dienai turbūt jau ir patys esat gal pastebėję, kad rašytinis tekstas dingsta iš mūsų gyvenimo. Dabar jūs įsivaizduokit papaustinti ant Facebooko 3 paragrafus teksto ir kiek jūs laikų kokių nors susilauktumėt. Palyginus su tuo, kad galėtumėte įdėti nuotrauką arba gifą arba kokią nors infografiką ar video su trumpa fraze ir kokį efektą tai duotų. Tai reiškia, kad pasaulis žengia visai kita linkme, tekstą išstumdama iš savo srities ir perdodama multimedijų ekologijai, kuri yra visiškai naujai besikūrinti ir kuriai palaikyti atsiras vis daugiau naujų įrankių. Kad geriau įsivaizduoti situaciją, su kuo jūs susidursite ateityje, pagalvokite apie savo senelius, kurių daugelis, tikiu, nelabai moka naudotis Facebook'u šiai dienai arba moka labai ribotai ir kaip jūsų manimų jie kiek daug praranda gyvenime, nežinodami, kas vyksta socialiniuose tinkluose ir jie apsiriboja tik panoramą, laikraščiais, televizija ir kaimynais. Tad mums visiems bus itin aktualu turėti įgūdžius suprasti naujas multimedijas gyvenimo eigoje ir naudotis naujais įrankiais, kurie tas naujas multimedijas mums pateiks. 5. Nauja organizacijų superstruktūra.
Tai yra dabartinės organizacijos, prie kurių mes pripratę, to labiau gal mūsų tėvai labiau pripratę, jos keisis. Darbas persikelia į debesis, žmonės dirba per didžiausias platybės geografinės ir tai priverčia mus įgauti naujų socialinių įgūdžių, todėl kad darbas nebetampa lokalia vieta, kai eini į kažkokį ofisą ar gamyklą ir darai kažką. Na ir paskutinis yra faktorius labai tiesiogiai susijęs su ta pačia globalizacija, tai yra progresyvėjanti globalizacija ir tai reikš, kad mūsų kasdieninėme darbe, ypač naujose organizacinėse superstruktūrose, jums teks kultūriškai susidurti su įvairiais žmonėmis iš viso pasaulio ir tai bus jūsų kasdienybė, tad socialiniai įgūdžiai ir kultūrinė integracija bus labai svarbi. Nors pasaulis nenumaldomai juda nauja kryptimi, Lietuvoje populiariausios studijų programos nesikeičia jau 20 metų. Top 3 studijų programos Lietuvoje išlieka medicina, teisė ir ekonomika. 20 metų nesikeičiantis abiturientų pasirinkimai labai puikiai atsispindi bedarbių statistikoje. Štai 2014 metais iš visų baigusių abiturientų 54% baigė socialinės pakraipos studijas. Iš tų, kuriems nepasisekė po studijų gauti darbą ir buvo priversti įsiregistruoti Lietuvos darbo biržoje kaip bedarbiai, net 73% bedarbių buvo baigę socialinės pakraipos studijas. Dabar, kad geriau įsivaizduoti, kaip ta realybė atrodo, pažvelkite į šitą statistiką už manęs. 10% visų įregistruotų naujų bedarbių yra baigę verslo vadybą, dar po 9% baigė socialinį darbą arba viešą administravimą, po 8% baigė ekonomiką ir dar kažką tenai, teisę turbūt. Tai va, panašiai. Pažvelgus į šitą statistiką, aš labai tikiuosi, kad daugeliu jūsų peršasi mintis, kad galbūt socialinės pakraipos studijos nėra pats geriausias ar optimalus būdas užsitikrinti savo sėkmingą karjerą. Ir tai yra todėl, kad per 20 metų prisikaupė per daug ekonomistų, per daug teisininkų, per daug verslo vadybininkų mūsų ekonomikoje ir jų tiesiog tiek daug nereikia. Tad klausimas turbūt ne vienam jūsų šiai dienai irgi kyla, tai ką aš galėčiau veikti, kad mano karjera būtų įspūdinga, aš daug uždirbčiau, būčiau laimingas ir taip toliau. Mano užduotis jums čia atkreipti jūsų dėmesį į IT sritį. Ir pagalvojus apie IT sritį dažnai jūsų galvose susisuka įdomus stereotipas, kad IT-šnikas tai yra kažkoks tiksliukas, matematikas, nuobodyla, prilipęs prie kompiuterio, neišlandantis iš tamsaus kambario ir neturintis socialinio gyvenimo. Tačiau realybė yra visai kitokia. Ir ta realybė yra visai žavi. IT darbuotojai dabartinėme IT sektoriuje yra ne tik aktyvūs darbe, bet ir laisvalaikyje. Dabartinėse IT kompanijose žmonės būrėsi į įvairias komandas, kurie bėgioja maratonus, lipa į kalnus, tarp IT kompanijų vyksta įvairūs mūšiai, mina dviračius, jie koja ten neprisigalvoja, kad save motyvuoti ir užsiimti įdomiais dalykais. Taip pat tie darbuotojai nėra tiesiog protingi, bet jie yra ir kūrybingi. Jų darbas iš to iš jų reikalauja ir kūryba yra labai labai svarbus aspektas IT industrijoje. Ir pagrindinis kitas faktorius yra, kad šiuo metu IT darbuotojai yra vieni patraukliausių darbo rinkoje, o tai reiškia, kad jais yra rūpinamasi. Atėjus į darbą, jie yra tiesiogiai tą žodžio prasme lepinami, jiems duodama laisvė, jiems duodama geros darbo sąlygos, jie turi futbolų stalus ofisuose, jie kūrė įdomius dalykus ir taip toliau. Ką iš tiesų reiškia tas darbas IT sektoriuje? Yra 4 kampai, kuriuos aš noriu jums išaiškinti šiuo momentu. IT tiksliukams yra ganėtinai senas ir visiškai realybės nebetitinkantis mitas. Nereikia vien tik matematikų ir fiziko IT sektoriuje. IT sektoriaus veikla yra itin plati ir įvairi ir tą galite įsivaizduoti, kad paimkite paprasčiausią appsą, kuriuo jūs naudojatės šiandien ir pagalvokite apie jo kūrybos kelią. Tai kažkas turėjo sugalvoti idėją, rasti pramušti finansavimą, sugalvoti architektūrą, suprogramuoti, sukurti dizainą, padaryti marketingą, parduoti jį klientams ir dar aptarnauti eigoje. Tad IT nėra programavimas iš esmės, jame yra visko. Ir IT srityje to pasekoje gali dirbti kiekvienas. Kaip niekada šiai dienai yra daug IT profesijų ir šitoje skaidrėje yra parodyta tik keletas iš to, ką jūs galite veikti.
IT srityje dirba ir inžinieriai, ir multimedijų technologijų specialistai, ir dizaineriai, ir tie patys žaidimų kūrėjai. Kaip vieną iš perspektyviausių specialybių aš norėčiau išskirti duomenų analitikus. Tai yra ganėtinai kosminės sritis šiuo momentu, bet jinai reali. Kaupiantis visiems tiems sensoriams ir surinkant vis daugiau duomenų, kurios galime vadinti big data, arba per Internet of Things, dar kitaip vadinama, ta informacija yra be galo vertinga. Yra toks posakis, tie, kas valdo informaciją, valdo pasaulį. Tad, kad tuos duomenis išanalizuot, reikia žmonių, kurie sugebėtų juos suprasti, interpretuoti, sukarpyti ir išvesti iš jų ir aiškę tendenciją, ir aiškę išvadą. Tad dėl šios priežasties vien per pastaruosius 5 metus tokių duomenų analitiko pasaulyje poreikis išaugo 3,5 karto ir tai yra tik pradžia. Tad kokios savybės yra reikalingos norint dirbti IT srityje? Nebejoju, kad daugelis bent keletą kartų pagalvojate, ko galėtų man čia reikėti, jeigu aš norėčiau dirbti tokioje srityje. Tai yra labai paprasti įgūdžiai. Atidumas, smalsumas, gebėjimas analizuoti, loginis mąstymas, planavimo įgūdžiai, kūrybiškumas, motyvacija mokytis ir be abejonės domėjimasis IT sritimi. Garantuoju, kad dalis iš jūsų, arba ko ne visi iš jūsų galėtų labai lengvai identifikuoti save su kai kuriomis iš tomis savybėmis. Ir tokia realybė atsispindi ir dabartinėme IT sektoriuje, kuriame žmonės turi šias savybės ir jie yra jauni, veržlūs, motyvuoti, inovatyvūs, kūrybiški, greiti ir progresyvūs. Ir žmonės, kurie realiai turi šias savybės, tai yra jūs, ir kurie studijuoja IT pakraipos studijas, gali labai lengvai susirasti darbą. Tokios didelės kompanijos kaip ta pati Bitė, kurios nuotrauką jūs čia matot, IT pakraipos studentus su šiomis savybėmis priima į darbą dar 1. ir 2. kurse. Tai yra normali tendencija Lietuvos IT sektoriuje, kad tik pradėję studijuoti, jūs jau pradedate ir savo karjerą. Kokie kiti IT srities privalumai? Visų pirma, labai geras ir labai naudingas. IT srities specialistų atlyginimai vidutiniškai prasideda nuo 1 000 eurų šiai dienai ir kasmet vidutiniškai ūgteli 10. Perspektyvos karjeroje taip pat yra stulbinančios. Iki 2018 metų Lietuvos IT sektoriuje planuojama, kad trūks 10 000 IT specialistų. Panaši tendencija vyrauja ir už Lietuvos ribų. Visoje Europos Sąjungoje 2012 metų planuojama, kad trūks 1 milijono IT srities darbuotojų. JAV tuo tarpu iki 2020 metų planuoja beveik 1/4 prieaugį IT specialistų darbo rinkoje. Na ir paskutinis turbūt irgi vienas įdomiausių privalumų IT specialybės tai, kad dirbdami toje srityje jūs visą laiką esate technologijų vystymo priešakyje ir jūs žengiat koja kojon su pasaulį drebinančiais naujais sprendimais. Tad kaip atrodo pasiūla šiandien Lietuvos darbo rinkoje? 2009-2013 metais į Lietuvos darbo rinką įsiliejo apie 5 000 naujų IT srities darbuotojų. Vien praėjusiais metais, tai yra 2014, IT paslaugų sektorius įdarbino apie 1800 žmonių, visiškai naujų, ir dar 500 darbo vietų liko visiškai laisvų. Įdomumo dėliai prieš ateidamas čia, tai yra ruošdamas prezentaciją dar 5. iš anksto, pasižiūrėjau, tai kaip atrodo realiai šita darbo rinka skelbimo atžvilgių privačiuose portaluose. Sudėjus paprasčiausius skaičius į vieną krūvą, jau šiandien Lietuvoje darbą galėtų lengvai rasti viso labo 1373 informacinių ir ryšių technologijų specialistų. Tad klausimas, ką jūs galite daryti dar šiandien? Neseniai matėte Robotikos akademiją ir tokių panašių pavyzdžių Lietuvoje yra visas tinklas. Akademijų, kurios moko IT, leidžia prisiliesti ir pačiupinėti IT, leidžia pasiruošti studijoms IT srityje ir galbūt pradėti tiesiog savo karjerą. Ką aš labai rekomenduočiau kiekvienam iš jūsų, tai yra grįžus po šito renginio namo, pasižiūrėti, kas aplink jūsų mokyklą, apie jūsų kiekvieno namus organizuoja kažką
susijusios su IT, kažkokias akademijas, kur galite iš tikrųjų ateiti ir savimis rankomis susipažinti, kas tas IT. Tai būtų pirmas žingsnis link jūsų sėkmingos karjeros. Na ir pabaigai, aš turiu jums vieną paskutinį gerą tokį argumentą, kodėl neverta bėgti nuo IT. Ir tas argumentas yra ganėtinai paprastas. 2019 metais, tai yra 4 metai nuo dabar, dauguma jūsų čia sėdinčių būsite studentai. Studentai, galbūt kai kurie pirmuose kursuose universiteto, galbūt kai kurie jau būsite prie pat pabaigos. Bet kokiu atveju, jeigu jūs būsite studentai IT srityje, ir kartu, jeigu jūs būsite studentai IT srityje, tai jūsų darbo vieta jau jūsų lauks. Nes 2019 metais prognozuojama, kad Lietuvos IT sektoriaus rinkoje trūks viso labo, ir čia yra mažiausiai, 4000 darbuotojų. Tad jei turit papildomų klausimų, galit visą laiką kreiptis tiek į mane, tiek į mano kolegas adresu office@infobalt.lt ir aš padėsiu jums, atsakysiu į rūpimus klausimus apie informacinių ryšių technologijų sektoriaus subtilybės. Ir labai tikiuosi, kad su daugeliu jūsų turėsiu galimybę galbūt ateityje, dirbant toje pačioje IT srityje, dar susitikti profesiniais tikslais. Ir galų gale linkiu jums visiems didelios sėkmės ir gerų sprendimų. Ačiū.